Kolegos, gerbiamas kariuomenės vadė, Žemaitijos brigados, kuri čia mus truputėlį pasiruošė vadė ir visi, kurie prie to prisideda, gerbiama žiniasklaida. Iš tikrųjų, atėjo metas matyti dar rimčiau ir išsamiau pasikalbėti apie tai, kaip mes kūrėm ir integruojam dronų pajėgumą. Ir be jokios abejonės, prielaidos tam yra tokios, kad vyriausybė rekordininkė, kuri pasiekė šiais metais savo sprendimais 3,2% bendro vidaus produkto gynybai ir esame 4 NATO. Iš tikrųjų, matyti yra visos prielaidos pakalbėti apie tai, kur tie pinigai yra skiriami ir ką už tos pinigus, kaip mes ką sukuriam, kokį pajėgumą sustiprinam ir kur mes tampam stipresni. Ir matyti, todėl tų pristatymų pastaruoju metu visai nemažai, nes tie papildomi resursai leidžia mums išjudėti vieną ar kitą kryptim labai rimtai. Aš gal pradėsiu nuo tokios apžvalgos pastarųjų metų sprendinių, kurie mano požiūriu leidžia kalbėti tam tikrą proveržį dronų pasaulyje. Vadas ir gynybos štabo atstovas daugiau kalbės apie kariuomenės ir dronų santykį, pajėgumo visą integraciją. Aš truputėlį tokią apžvalgą noriu padaryti ir pasakyti kelis momentus. Pirmą kartą, ką reikia pasakyti aiškiai, kad mes dabar jau rugpjūčio mėnesį priėmėm sprendimą ir į šauktinių bazinio kario kursą integravom dronų ir operatorių ir antidroninės visos pajėgumo kursą. Kitaip tariant, dabar jau karys turės praeiti tai, gauti tam tikrų žinių, kurie leis jam mokėti operuoti dronais, žinoti ir maskuotis nuo dronų, kai tave stebi ir panašiai. Tai yra pakitusi realybė karo ir mes prie to taikomės, mes einam į priekį ir adaptuojam ir mūsų bazinio kario kursą prie to ir mūsų šauktiniai jau bus šitoj krypty daug geriau paruošti. Birželio mėnesį įvyko pirmieji dronų instruktorių kursai Lietuvos kariuomenėje, kur mes paruošėm tam tikrą instruktorių kiekį, kuris jau po truputį didės ir didės, nes mes kūrėme ir kariuomenės struktūroje pradėtas kurti mokymų centras prie Lietuvos kariuomenės mokyklos Kaune. Apie tai vadas tikrai daugiau papasakos. Tikslas yra dar šiais metais paruošti apie 100–150 operatorių ir tai jau prasidės viso to pajėgumo kūrimas, kitais metais nauji planai ir taip tie operatoriai kariuomenė integruosis jau į pačią kariuomenės struktūrą. Tai čia yra tam tikri struktūriniai sprendimai, kurie jau leidžia kalbėti apie tam tikrą judėjimą į priekį. Kas labai svarbu, kad vis tik tai mes pakeitėm visi kartu teisinę bazę Lietuvos šį vėlyvą pavasarį. Ne tik priėmėm gynybos pramonės įstatymą, bet ir sukūrėm instrumentą, kaip galima būtų, esant didžiuliam nacionaliniam poreikiui, nacionalinio saugumo interesui, gyvybiniam poreikiui, pirkti tik tai išimtinai iš lietuviškų gamintojų. Ir dronai yra tas pavyzdys, nes reikėjo teisinės bazės pokyčių, reikėjo vyriausybės sprendimo, reikėjo sutelkti resursus, ties resursai buvo sutelkti, su mintimi remti Ukrainą pirmiausia. Čia tai yra mintis, tam tikras lūžis, kad per paramą Ukrainai tu galėjai akseleruoti ir savo gynybos pramonę. Ir tam mums reikia labai aiškiai suvokti, kad tai yra galima daug padaryti ne tik dronų pasaulio ir daugelį kitų gynybos pramonės sektorių. Pavyko pakeisti teisinę bazę, pavyko sukurti ir sutelkti resursus ir mes padarėm keletą žingsnių. Kreipėmės į mūsų gamintojus, kuriuos mes matėm ne kartą dronų dienose ir pasakėm, čia yra tas aruodas, kuris gali būti panaudotas jūsų produkcijai, Ukrainai remti, bet yra vienintelė sąlyga. Kartu su mūsų ekspertais važiuokite į Ukrainą, oficialiai testuokitės. Jeigu tas testas yra įveikiamas, tu gauni galimybę į kontraktą. Labai atrodo paprasta, bet ne viskas buvo paprasta iš pradžių. Ir iš tikrųjų, birželio pradžioj įvyko pirmas testas poligone šalia Kijevo, pačiam teko lankytis, kur ukrainiečiai sujungė visą savo radioelektroninės kovos priemonės, visus džemingus ir sakė, praskriskit, pakilkit ir įkitaikite. Ir pirmas etapas baigėsi, kaip baigėsi, iš 6 kompanijų, nei viena. Viena labai arti buvo, bet nei viena neperėjo testą.
Bet mūsų kompanijos nepasimetė, jos motyvavosi ir iš esmės patobulino visą savo technologiją, nes ukrainiečiai aiškiai surašė, ką reikia daugiau, kaip dažnių keitimas, antenos, visi kiti dalykai. Ir per mėnesį pasitvarkė ir, sakykime, tai patobulino savo dronus FPV, kurie iš esmės jau Liepos antroje pusėje vėl testavosi ir iš 6 kompanijų 5 įveikė testą. Šiandien mes turim situaciją tokią, kad turim kontraktus su visom kompanijom ir gamyba jau prasidėjusi. Rugsėjo paskutinė savaitė, tikimės, kad jau dronai bus pagaminti, pradės būti gaminami ir mes juos galėsim tiekti Ukrainai, bet ne tik. Priėmėm sprendimą, kadangi jie jau tokie, kurie praeina ukrainietiškus testus, tai reiškia, jau koviniam tam tikram lygmenį yra ir labai neblogam lygmenį yra tokius dronus, FPV dronus, nupirkti ir mūsų visai kariuomenė. Visoms kariuomenės rūšims, integruojant ir krašto apsaugos savanoriškas pajėgas, ir karo akademiją, ir naujai krašto apsaugos sistemoje atsiradusi Plechavičiaus licėjų, kad mes sukurtume tam tikrą, tokių dronų, reiškia, ekosistemą ir kariuomenę. Ir tie kontraktai irgi jau kartu sudaryti su tais dronais, kurie bus skirti Ukrainai, ir iš esmės iki šių metų galo visą tai jau bus mūsų kariuomenės rankose. Tai kitaip tariant, FPV dronai, sprendimai dėl šitų programų leidžia kalbėti, kad pas mus jau atsiranda ir kovinio drono pajėgumas. 20 milijonų papildomų lėšų iš tų paskutinių 130 būtent bus skiriami dronų pajėgumo stiprinimui, žvalgybiniam dronam ir koviniam dronam. Taip pat jūriniam antvandeniniam dronam. Nusprendėm kurti ir šitą pajėgumą, testuoti, žiūrėti. Ir lietuviai, kurie gamina, turim įmonių, yra kitų šalių įmonės, kurios leis mums pažiūrėti, kaip Baltijos jūroje atrodo jūriniai antvandeniniai dronai, bet pajėgumas su stipriu atgrasimo efektu, jis, manau, bus labai labai svarbus. Ir net galbūt šių metų pabaigoje irgi jau pamatysim lietuvišką jūrinį antvandeninį droną ir mūsų pajėgose. Tai kitaip tariant, pajudėjome į priekį ir dabar be jokios abejonės labai svarbu visą tą pajėgumą pradėti integruoti į kariuomenę. Tai be abejo, kaip tos struktūros dronų operatoriai integruojasi į padalinius, dronų mokymo centras. Kas labai svarbu ir nereikia niekados pamiršti. Dronų operavimas visą laiką turi būti kartu su kova prieš dronus. Ir tai iš esmės turi būti sinergija. Tiek saugant savo pajėgas, tiek saugant kritinę infrastruktūrą. Mes čia darom daug darbų ir su vidaus reikalų ministerija, ir su energetikos ministru. Turėsim, manau, irgi daug gerų žinių, kaip mes pakylam į kritinės infrastruktūros visai kitokį apsaugos lygį. Tai yra sąveika nuolatinė, nes šitam pasaulyje, kur yra šita virsmo technologija, mes atsilikti negalime. Tai, man atrodo, tvirtai įžengiam viena kovoje į šitą pasaulį, gal atsistosim dabar jau ir abiem ir judėsim į priekį. Tai Vaida, perduodu žodžiu jums. Dronų panaudojimas Lietuvos kariuomenėje nėra kažkas naujo, mes turėjom tas platformas, daugiau žvalgybinės, jau eilę metų. Taip, tuo metu jos galbūt atrodė daugiau kaip kažkas unikalaus, specifinio. Buvo taip sudėliota, kad dalis buvo oro pajėgose, dalis buvo žvalgybos, sausumos pajėgų žvalgybos padaliniuose. Tačiau karas Ukrainoje parodė, kad dronų panaudojamumas ir jų efektyvumas visiškai išaugo arba perėjo į kitą lygmenį. Todėl mes negalime atsilikti, todėl esu labai dėkingas, kad pavyko tuos pirkimus ir aplamai visus įsigijimo procesus paankstinti ir jau šių metų pabaigoje turėti didesnį kiekį. Taip turėjome mes kažkada tai kiniečių gamybos, bet visi supratom, kaip sakant, kad kinietiškai tai mums nepakeliui susirinkome atidėm Ukrainą. Tai dabar mums reikia užpildyti tuos pajėgumo skyles, spragas ir tą mes padarysim, kai viską gausim. Ir mes šnekame ne tik apie žvalgybinius dronus, bet ir, kaip ministras minėjo, jūrinius dronus, ta prasme, kad mes visas dimensijas bandysim uždengti. Kai kuriuose vietose taip, tai yra nauja mums, niekad gal nepatirta, nors jūriniai dimensijai turėjom povandeninius dronus ir šiai dienai naudoja jūrų pajėgos, paieškai minų ir kitų objektų po vandeniu. Todėl
jūrų pajėgom tai turbūt nebūtų didelis iššūkis integruoti ir juos vienokio ir kitokio būdu prisijaukinti. Skirtingų dronų panaudojamumas, pradant žvalgybiniais, dronai žudikais, mes užpildom tą vadinamą kill chain, tai yra tą žudikišką ciklą, kai pamatom taikinį, identifikuojam taikinį, jį sunaikinam ir vėliau įvertinam sunaikinamumo pobūdį, ar mes jį sunaikinom, ar reikia dar kažką. Todėl tai visa, ką ir ministras sakė, visa ekosistema, kuri padės mums efektyviai naudoti, būtent remiantis Ukrainos pavyzdžiu. Taip, turėti dronus tai dar nieko nereiškia, reikia paruošti žmonės. Ir paruošimas gal mano 50 plus metų žmogui pirščiukai netokie lankstus. Jaunimas turbūt yra labiau tam, jie daro tą, kad turbūt kiekvieną dieną, vien pažiūrėkit, kaip jie tekstinę greitai reiškia. Tai mes turim sukurti mokymo bazę ir mokymo bazė bus mokymo centras, mokymo doktrinių valdybos bazė, Lietuvos karo mokyklos bazė, bet dabar, ką ministras minėjo, norim tą procesą greitinti, net neturint tinkamos infrastruktūros, naudojantis, skolinantis, prisiglaudžiant. Tačiau čia bus sekantis iššūkis, kaip mes turėsim sukurti, kad galima būtų jau be galvos skausmo fokusuotis į patį mokymą ir tokiu būdu parengti tiek dronų operatorių pajėgumą. Dabar dėl integracijos, integracija sausumos pajėgose, prie kiekvieno bataliono planuojamas būrys dronų, prie brigadų po kuopą ir paskui, aišku, žiūrint, kokia dinamika yra šiuolaikinio mūšio, panaudojimumo, turbūt mes jį plėsim. Aš tik noriu pabrėžti, kad dronai tai nėra sidabrinė kulka, vis tiek išlieka taip, kad tai yra tik remiantysis veiksnys. Mes turim artilerijos sistemas, turim kitas sistemas, ugnies, kurios tą efektą pasieks, tačiau dronai užpildys tam tikras galimybių langus, skylės ir tokiu būdu padės mums laimėti karą. Tai tiek.